Tai vat mums reikia apžiūrėti šitą skausmą, suprantate, vat yra tas skausmas apie tai, kad man reikia žmonių, kad aš būčiau laimingas. Ir šiaip baisu yra, žmogui baisu, mūsų giliai viduje gyvena tokia baimė, kad mane apleis žmonės. Tai aiškiai mes vaikystėje kažką išgyvenom, kažkokius tokius momentus, kada tėtis mus paliko ir išvažiavo į darbą, mama paliko ir kažkur ten nuėjo, su kaimynė pašnekėjo 10 minučių ir tau tos 10 minučių vaikui buvo siaubas. Kieme ten kažkas tai nuėjo ir tavęs nepakvietė, nežinau, į tavo gimtadienį kažkas netėjo. Dėl to mes jau užmiršom patį įvykį, bet emociją, tą siaubą nešamės, sutinkat? Dėl to ir yra tos vienos meilės traumos, atstūmė, paliko ir taip toliau. Ir gaunasi, kad jeigu mes prisimintum įvykį, dėl ko žmonės bando prisiminti tas traumas, pasimintume tą įvykį, tai tas jausmas mums pasidarytų toks. Bet kada mes to įvykio neprisimenam, o tik jausmą, o tas jausmas vaikystėje išgyventas buvo kaip labai didelis, tai jis, kai dabar išsipakoja, atrodo šakės. Jeigu aš būsiu vienas, tai jau viskas.